2025 metais Liepos 24 dieną 10 valandą išvykstame į savo didžiąją kelionę po Balkanų valstybės. Tikimės aplankyti Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją ir Serbiją. Ko aš tikiuosi iš šios kelionės? Gamtos įspūdžių, kriokliai, ežerai, kalnai. Nežinau, kaip pavyks visą tai įgyvendinti, bet manau, kad grįšiu su labai didelė patirtimi ir pasitenkinimu. Dviračiai automobiliai sukrauti iš vakaro ir mes pasiruošę išvykti. Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Aš irgi galvoju. Aš tai tikiuosi gražios gamtos, gerų žmonių ir labai sunkių kelių. Va, aš ir nepasakiau, sunkių kelių taip, bet su Dievo pagalba ir įveiksime viską. Nežinau, ką pasiseks, mes numatę apie 1600 km. Bet žiūrėsim. Jeigu nepajėgsim tiek nuvažiuoti, nusibos, tai važiuosim mažiau. Važiuosim mažiau. Taip, tai ką, iki pasimatymų. Iki ate. Privažiuojam Alytų. Važiuojam dabar per Alytų į Lenkiją. Važiuosim pro Lazdijus, nes pro Kalvariją tenai didelės spūstys, kai Lenkai tikrina. Tai dar važiuojam Alytui, suksim dar į Kolonėlę, kuro nepilsim. Pilsim Lenkijoje, kuras pigiau bus Lenkijoje, bet pasižiūrėsim dviračiuose oro. Prisipūsim. Jeigu trūksta. Jeigu trūks. Atvažiavom į Kolonėlę ir dabar Jurgis pasižiūrės, ar padangose pakanka oro. Gal reikės pripūsti. Patikrins ir mano dviračio, ir savo dviračio padangas. Jau granica Panstva. Privažiavom Lenkijos pasienį ir dabar laukia patikra, manome, kad tai bus. Čia visiškai nėra mašinų. Mašinų visiškai nėra ir laisvai pravažiuoja. Ai, va čia stovi. Stovi jau. Ponai tikrina. Jau tikrina. Sėkmingai praėjom patikrą ir ką įvažiavome į Lenkiją. Nieko čia netikrino, aišku. Patikrino dokumentus, pasus, mašinos dokumentus, teises. Ir paprašė atidaryti bagažinę. Ir viskas. Pamatė dviračių prikrautą mašiną ir sako, kaip ten kažkaip tai laimingai. Laimingo kelio. Tai va, tai vienu žodžiu važiuojame toliau. Augustov. Link Augustavo. Išvažiavę iš Augustavo, važiuojame link Lomžos ir va į kokią liūtį lietaus papuolį. Aplinkui pilki debesis. Kelias vos matos. Papuolėm į remontuojamą kelią. Ištisai šviesoforai ir ištisai laukiam. Jau trečią privažiavom šviesoforą. Greitis mažas ir dar stovėti reikia. Bet ne tik mes, bet va ir fūros atvažiuoja. Čia šiaip nejudrus kelias, transporto daug nėra. Šalia autostrada eina, bet mes čia iš Lomžos važiuojam šituo keliu. Atvažiavom Ostrov Mazovetskį, sustojom pietų jau dabar kiek valandų? Lenkų 15:15. Lenkų laiko. Tai mūsų 16:16. Užvalgysim. Šiek tiek dar turim visko sočiai, lašinių prikrauta, dešros, agurkų turim savo duonos. Dar čia galim pavalgyti. Dar pieno turim išgerti.
šalia kažkokio tai parko, vaikų žaidimo aikštelės. Ten vaikai su dviračiais toliau važinėjasi. O mes pietaujam. Nuvažiavom tai nedaug, nes iš tikrųjų labai nekokį keliai pasitaikė remontai. Lėtai viskas. Kokiu gražiu tiltu važiuojam. Pažiūrėk, kokia upė. Tokia čia plati. Senų vaikai. Jau ten jau upė. Tavo bažnyčia kokia. Automobilių vaikų pilna. O, čia tos vandens daug upė. Čia Vysla. Mes žinom, kur O čia kokie prūdai. Ne, čia kažkas į tos pačios upės. o išsišakojimai. Dar čia palauk bažnyčia. Bažnyčia Turn right privačios. after 250 meters. O dar Kokia graži toliau. bažnyčia. Čia miesteliu pravažiuojam. Čia dabar jau šitų miestelių turėtum į didesnį kelią. O dar koks gražus miestelis. Bažnyčia graži, bet tarp medžių kažin ar matysis. Mūsų pirma nakvynė miške, kažkur tarp Varšuvos ir Krokuvos apie vidurį. Šiaip viskas gražus miškas, gražus oras kol kas, nes gavom šiandien per dieną labai daug lietaus. Ir labai stipraus lietaus. Bet gal čia dabar nelis. Nuvažiavam nedaug, 473 km, nes važiavom ne autostradom mažai važiavom, bet labai daug kelio remonto ir daugybė miesteliukų, kas kilometras. Tiesiog negali važiuoti. Dabar nevėlu, dabar kiek tik tai kokios Lietuvos laikų 8:30. 8:30, tai 7:30 čia vietos laikai. Taigi visai dar nevėlu, bet mes nieko per daug neskubam. Eisim įsimiegosim. Sėtis, gal anksčiau atsikelsim ir susikulkim ir važiuosim. Tai čia daug nereikia, tai nesu. Su dviračiais. Nu jo. Gerai, ką, labanakt. Gražiai atrodo. Pani umie sobie pani zrobić? Tak, cappuccino Jest duży. pagaliau patį didžiausią puodelį stvėrė. Lietuva pienas.